Na, žiūrėkit, šituose santykiuose jis jaučiasi suvaržytas, arba jis pats save į kažkokius rėmus kiša, ne, arba jį kiša aplinkybės į kažkokius rėmus, ne, bet jisai čia nesijaučia laisvės ir čia kardai. Ane, tiesiog pas jį gal ir baimės kažkokios tai yra dėl tų santykių. O pas jūs yra noras iš tų santykių išeiti. Jūsų nebetenkina situacija tokia, kokia yra dabar, ane, ir jūs pasiruošusi kažkur tai į naujus krantus jau, ane, iš tos vat, situacijos, kuri jūsų nebetenkina. Jisai galvoja apie jūs kaip apie žmogų darbštų, gabų, tokį, kuris eina ir daro, kuris nesėdi vietoj, kuris dirba ir dėl santykių, ir dėl finansų, ane? Nu, tiesiog toksai žmogus, kur pasiruošęs eiti ir daryti, nesėdėti vietoj. O jūs jį matote kaip tokį, nu gal nebrandų, tokį, kuris užsidega greit, bet greit ir užgesta, kuris, ta prasme, gali kažką tai pradėti, bet toj pat persigalvoti, nes jam pasidaro nebeįdomu.